Sveiki visi, čia Mateus Oko, nuoširdžiai sveikinu Jūs Libralurs kanale, kuriame šiandien parodysime mūsų naujausią masalą – gobę. Gobė. Šiuo metu ji yra tik vieno dydžio – 7,3 colio, tai yra 186 mm, o jos svoris 40 gramų. Pakuotėje viena vienetė. Šiuo metu yra 12 spalvų, kurias tuoj pat jums parodysime. Kaip jau minėjau, tai yra tik ir išimtinai masalas, skirtas žvejybai vertikaliu būdu. Asmeniškai naudoju du pagrindinius būdus mūsų gobių apginklavimui. Apginkluoju volframinę galvutę 28 gramai kartu su trišakiu kabliuku ant storos šamų pintos virvės, kad masalas nebūtų per standus. Tačiau tai darau tik tada, kai naudoju labai plonus valus, kai blogas oras, sudėtingos oro sąlygos, didelės bangos, stiprus vėjas. Todėl stengiuosi palengvinti sistemėlę, žvejodamas labai plonų valų ir man pavyksta sumažinti svorį iki 28 gramų bei efektyviai pateikti masalą. Kita galimybė – vadinamoji žuvies galvutė. Mūsų rinkoje yra labai daug vertikalios žvejybos galvučių gamintojų. Čia būtent yra galvutė nuo kuojos. Nupjauname tik šiek tiek mūsų galvutės galvą, pritaikome ją prie korpuso ir tada užveriame taip, kad šalia nugarinės pelekės įsegčiau 1/0 dydžio trišakį kabliuką. Kai žvejoju labai arti dugno, o žuvys yra kaprizingos, švelniai krapšto masalą, pakelia jį, tai yra nėra labai agresyvios, kad griebtų visą masalą, tada perjungiu mūsų sistemėlę iš apačios. Tada naudoju galvutę, kuri leidžia pritvirtinti trišakį kabliuką iš apačios. Netrukus jums parodysime, kaip pasidaryti tokią sistemėlę, kaip viską sumontuoti, kad viskas tarpusavyje derėtų. Asmeniškai galvutę naudoju tada, kai Black's Locktail, mūsų kitas modelis, kurį parodysime kitame epizode, yra mažai efektyvus, prastai matomas vandenyje. Kaip matote, galvutė iš apačios yra plokščios konstrukcijos, ji meta labai didelį šešėlį. Kaip žinote, žuvys puikiai mato į viršų, dangaus fone, tas šešėlis yra tikrai labai didelis ir provokuoja žuvis pulti. Dabar yra idealus metas žvejoti su galvute, nes jau turime lapkričio pabaigą. Kaip žinote, žuvys jau laikosi labai giliai, jos nenori kilti prie mūsų masalų, nenori jų vytis. Čia, dideliuose giliuose, naudoju galvutę violetinės mėlynos spalvos. Šią spalvą specialiai sukūriau žvejybai dideliuose giliuose, tai yra kosmoso spalva. Apačioje jis yra violetinis, turi mėlyną blizgantį kūną ir papildomai juodas pelekų detalės. Nežinau, ar žinote, bet didesnėme nei 8 metrų gilyje violetinė spalva yra matomiausia. Todėl rekomenduoju išbandyti šią spalvą, nevenkite tamsių spalvų dideliuose giliuose. Gobi – tai masalas, kurį testavome beveik 2 metus. Iš pradžių buvo daug trūkumų, pavyzdžiui, plonos pelekės, kurios labai gražiai judėjo, bet negrįždavo į pradinę padėtį, todėl minusų buvo daugiau nei pliusų. Taigi mums jau pavyko pritaikyti pelekų storį ir sustiprinti konstrukciją. Masalas buvo palengvintas, nuleistas. Taip pat korpuso viršus čia buvo suplonintas, šoninės pelekės ir uodega. Čia labai stipriai susiaurinta, labai subtilu, kad masalas reaguotų net į menkiausią, švelniausią meškerės viršūnėlės judesį. Pelekės labai gražiai juda aukštyn ir žemyn. Kaip matote, net ir švelniai pajudinus, jos visą laiką juda. Taigi, kalbant apie masalo darbą, kuo mažiau judiname meškerę, tuo geriau.
Ypač jei žvejojame upėse, reikia kuo mažiau judinti viršūnėlę, netampyti masalo. Net jei žuvis yra labai arti masalo, neskubame jos greitai atitraukti. Tiesiog švelniai pakeliame meškerę, kad pakeltume žuvį, kad jis spėtų įsibėgėti ir smogti. Neskubame greitai, nes tai ne lenktynės. Taip pat manau, kad turėsite daug daugiau kibimų, jei pernelyg greitai neatitrauksite masalo. Aš asmeniškai gaudau galvakablių, nežinau ar jau anksčiau minėjau, bet žvejoju labai arti dugno. Kartais masalas visai dingsta iš po valo ir jo nematau. Kai sterkai stipriai įsikasa į dugną, dažnai būna taip, kad net nepastebime kibimo. Tik staigus, labai stiprus smūgis į meškerę. Tada vietoj to, kad kabliuką įstatytumėte į nugarą, galite jį apversti ir įsmeigti į pilvą. Tada masalas būna labai arti dugno. Turime trišakį kabliuką, o tas sterkis tik priplaukia ir dažnai tiesiog stumteli mūsų guminuką. Todėl tokiu atveju geriau kabliuką iš viršutinės kilpos perkelti į apatinę ir įsmeigti į pilvą. Taigi, pabandykite. Dabar tuoj parodysiu jums, kaip pavyzdžiui galima uždėti galvutę, nupjaunant galvą ir įsukant spiralę, švininę arba žuvies galvą. Beje, aprašymus rasite mūsų kataloge su rekomenduojamais trišakiais kabliukais ir svorio apkrova. Ši galvutė puikiai veikia nuo 50 gramų. Labai gerai, ji yra stabili. Taip pat galima ją naudoti net su 28 gramais volframo svarelių, bet tada tik stovinčiame vandenyje ir esant ramiam orui. Visą informaciją rasite mūsų svetainėje. Čia, kaip matote, turime keletą dalykų reikalingų teisingam uždėjimui. Tai yra džigo galvutė, kurios forma primena žuvies galvą. Kaip jau anksčiau minėjau, tai paprasta apvali prisukama galvutė. Trišakis kabliukas kartu su 0,50 pintinė valo skirtas masalų uždėjimui. Reikia daryti švelniai, kad jų nesukietintumėte. Nežinau, ar jau minėjau. Trišakis kabliukas ir volframinė galvutė, kuriai anksčiau nupjovėme kabliuką. Gal pradėkime nuo galvakablio su žuvies galvos formos galvute paruošimo. Nupjausime tokį natūralų masalą. Pridedame galvutę ir pritaikome ją taip, kad gražiai derėtų. Pažiūrėsime pirštu ir nukirsime jaučio galvą. Tada pritaikome ir pasukame. Turime viską išlaikyti kartu, kad galėtume viską padaryti teisingai. Ir taip mes turime garbanotą galvą. Kitas etapas. Jungiamųjų žiedų pritvirtinimas prie inkaro naudojant kreilą. Imame tvirtą jungiamąjį žiedą ir prie šio patikimo žiedo tvirtiname patvarų dvigubą kreilį, kuris užtikrina maksimalų lankstumą ir saugumą. Ir prie žiedo tvirtiname dvigubą kreilį. Tai galima daryti žiedų įrankiu. Aš esu įpratęs naudoti žnyples. Man tai sekasi daug greičiau nei su žiedų įrankiu. Kai jau turime kreilį, galime jį pritvirtinti prie mūsų akelės galvutėje. Dabar prie šio kreilio tvirtiname antrą jungiamąjį žiedą kartu su trišakiu kabliuku. Turime trišakį kabliuką. Turime savo masalą kruopščiai paruoštą žvejybai. Prie kreilio, kuris yra mūsų pagrindinis masalas, tvirtiname tvirtą metalinį žiedą, užtikrinantį patikimą sujungimą.
Po to prie šio žiedo atsargiai uždedame aštrų trišakį kabliuką, kad padidintume sėkmingo laimikio tikimybę. Taip mes paruošiame sistemėlę. Tai labai saugus pastiprinimas. Pavyzdžiui, kai mūsų kreflikas sulūžta. Lydekos varlės dažnai gali pernerti ir kramtyti pintines. Jei ginkluotės imamės trumpam, malonu tai daryti su dvigubu krefliku. Mes išmatuojame atstumą. Mes jį išmušame. Aš vis dar tai darau nupjaudamas peleką. Tvirtinu trišakį kabliuką taip, kad jis gražiai ir tvirtai čia priglustų ir turime dabar jau pilnai užarmuotą grundulį. Ir LT brektime lygų 0:05 S ir GT. Dabar jums parodysime vieną labai paprastą švininę galvutę kartu su specialiu įsukamų laikikliu, kuris yra itin patogus ir efektyvus žvejyboje. Kad galėtume uždėti masalą, perveriame ir įsukame masalą. Tokiu būdu turime tvirtinimą prie segtuko, o apačioje tvirtinimas mūsų papildomam kabliukui. Jei norime jį naudoti žvejojant sekliai, kur žuvys laikosi labai arti paviršiaus, kur būna tik lengvi kyptelėjimai ir švelnūs timptelėjimai. Tada trišakį kabliuką montuojame ant pilvo. Rinkinį jau buvau paruošęs iš anksto, kad nereikėtų to rodyti dar kartą. Kaip ir anksčiau rodžiau, sujungimo žiedas, suktukas, sujungimo žiedas ir trišakis kabliukas. Čia turime viengubą suktuką, nes noriu jį pritvirtinti pačiame pilvo viduryje su mažesniu trišakiu kabliuku. Trišakiai kabliukai su smeigtukais. Trišakius kabliukus galima įsmeigti. Čia turime paruoštą grundulę, kai žuvis priplaukia ir iš apačios stumia masalą arba kai žvejojame. Sekliose vietose dažnai būna didelis skirtumas, kalbant apie kibimų efektyvumą, kai trišakį kabliuką montuojame ant pilvo. Dabar turime mano ultralikt tipo paruošimą. Su replėmis nukerpu kabliuką nuo paprastos džig galvutės wolframinės. Nukerpu kabliuką, šiek tiek atlenkiu smeigtuką, kad guma nenuslystų ir įveriu ją į masalą. Iš šios pusės po galvutę galime priklijuoti, prispausti ir palaikyti. Dabar jūsų tuo nevarginsiu. Toliau, kai jau įverta galvutė, imame paprastą klasikinį trišakį, sujungtą su smeigtukais. Čia kaip tik turiu paruoštą klasikinį variantą. Užrišame 0,50 pintavalą be mazgo aplink kotelį ir trumpą pavadėlį. Ta pavadėlį galima reguliuoti apvyniojant aplink pintavalą, prisukant arba atsukant, taip reguliuojant trišakio atstumą nuo priekinės mūsų masalo akutės. Tai reiškia, kad mes galime atsargiai ir tiksliai uždėti, o po to tvirtai ir patikimai įsmeigti šį specialų trišakį į reikiamą vietą. Geriau trišakį atitraukti, kai turime tik 2 kabliukus. Vienas kabliukas yra neaktyvus, nes yra masale, todėl aš tokiu laisvu būdu jį čia įsmeigiu. Čia, laikant mūsų segtuką akutėje, neturėtų kilti jokių problemų su masalu. Turime keletą atvejų, kai kilputė nuslysta, bet tada vis tiek jį kabo ant segtuko, tad viskas čia gerai.
Wolframinė galvutė 28 gramai, plonas valas ir galime subtiliai, vadinamuoju būdu, švelniai, tarsi flauta, liesti dugną, nes wolframas nesideformuoja taip, kaip švinas. Tada plėšrūnai yra labiau linkę priplaukti, pažiūrėti, kas vyksta ir pulti. Masalą jau paruošėme, o dabar pažiūrėsime, kaip jis elgiasi vandenyje. Ačiū, kad žiūrėjote šiandieninę medžiagą. Kitame epizode papasakosiu apie kitą Starley Vertical Pelagic modelį, Slugtail, tinkantį ne tik dovertą, bet ir žvejybai su livėm metimu. Tad kviečiu prisijungti.